Labą dieną, esu Panevėžy, įrašinėjau diktofoną, nes moteris nenori, kad matytųsi jos veido, tai tiesiog paklausiu tokių gražių rezultatų, papasako, kiek jų metų yra. Man 79. Oho, puiku, tai papasakokit, šnekėjom dabar, insultą, tai jum naktį, ką pajutot? Aš supratau, kad man ta pusė paralyžuojama. Tirpsta, ar ne? Nebejaučiu. Ir ta pusė kairioji pusė. liežuvio. Liežuvis, o ranka, koja irgi nejautėt? Taip, iš pradžių tai viskas. Ir aš pasižadinau vyrą, jį šiaip taip išaiškinau, kad tu besk adatėlės į pirštų galiukus. Į pirštų galus. Ir jis įvedė gal kokius tau skaudės. Bet, sakau, kaip aš nepajėgiu su šitą ranką įdurti į tą. Pratekėjo tas kraujas. Išbadėt iš kiek pirštelių kraują? O iš nedaug. Jis man prabadė kokius 3 ar 4 tik dūris. Aš išsispaudžiau kraują ir vienu žodžiu per tą laiką jau jisai paskambino į greitąją, atvažiavo greitoji ir aš jau tada galėjau ir apsirengti ir vienu žodžiu išvažiavom ligoninėn. Ir jau klausė ranka ir koja? Jo, ir man liepė padaryti visokius pratimus ir vienu žodžiu, gal už valandos išleido. Matai, tokių atvejų aš Lietuvoje esu daug girdėjęs. Ir būtent labai svarbu, tik insultas įvyko, nuleiskit iš pirštų galiukų kraują. Parodysiu patį geriausią, drastiškiausią būdą. Tai yra, čia mes turime štai tokią adatėlę. Jinai yra pradurti kraujui, tai yra vienkartinė, vaistinėse būna. Ir šis būdas padės, jeigu insultas įvyko, kuo greičiau. Jeigu galva svaigsta, baisu, kad dabar gali, bijot insulto, o dabar pas gydytojų žinot, kaip sunku papulti. Tai imam štai tokią adatėlę, tai ką prieš tai reikėtų padaryti? Jums reikia vatos turėti ir aš čia turiu gudobelių tinktūros. Man geriausia dezinfekuoti, gali būti degtinė, bet man gudobelių tinktūro ir širdeliai gerai. Štai pravalom nykščio galiuką ir imam adatėlę. Ir taip. 6-8 kartai. Ir ką toliau daryti? Imam ir toliau spaudžiam. Matot, kiek kraujo? Nuvalom, spaudžiam. Kaip galvelė pašviesės. Po minutės kelių jūsų galva bus pasaka. Štai vėl. Ir matysit, ir daugumai, ir spaudimas susitvarko. Kodėl spaudimas tvarkosi? Jeigu nykštyje kraują nuleidot, galvos kraujotaka pagerėjo. Ir spaudžiam tiek, kiek eina. Jeigu įvyko insultas, atėjus į ligoninę, nuleiskite kraują tam žmogui, giminaičiui, artimam. Medikai dažnai, matot, kiek bėga daug kraujo. Tai yra daug. Ir gal pusę minutės, šiaip daugiau, minutę nuleisit. Visiems galva pašviesėja, palengvė, neužmirškit. Tai yra pasakiškas būdas nuo insulto. Beveik kiekviena mieste, į kurį atvažiuoju ir vedu paskaitas, žmonės pasakoja, kai žvelgiu mamą, tėtį ar patį save. Tai yra turėdavau atveju net tokių, kai nebekalba. Ir sakau, tada darom taip. Kiekvieną dieną po insulto nebekalba, nuleidinėjom kraują. Vieną dieną iš vieno piršto, kitą dieną iš kito, trečią iš trečio, po kokius net 8, gali būti net 10 vidurimų. Jeigu neturit štai tokių adatėlių, vaistinė, jeigu nėra, paieškokit, turėtų būti, tada galite insulino švirkštuką nusipirkti. Taigi pasaka. Ir vėliau, kam svaigsta galvai, savaitę nuleidinėkit nuo vieno nykščio, kitą dieną nuo kito nykščio nuleidinėkit, tai yra 2 kartus į savaitę to užtenka, bet jei labai svaigsta, galite ir kiekvieną dieną, kiekvieną pirštelį nuleist ir matysit, šviesės, lengvės galva, geresnė savijauta bus, atmintis pagerės. Jei matysit, kad šis video įrašas naudingas, persiuskit jį tėveliam, seneliam, tegu paklauso, pažiūri, draugam galbūt, padeda sau ar kitam. Taigi,
didelis ačiū.